Ir žiūrėsime, kaipgi seksis Donatui Bartkui su juo, būtent jis yra šio žirgo žokėjas. Jei pavyks suvaldyti, spėjama, kad dar nejaučia to tandemo ir pasitikėjimo savo žokėjais, o tai gali daryti didelę įtaką rezultatams. Na ir matome, 3 žirgai startuoja neblogai, kiti tuo metu stringa. Kiti stringa Trosas, Žamila Vy ir Korte Franka pajuda link finišo ir tie 3 žirgai be jokios abejonės yra favoritai Draga ir Barsas. Šie 2 žirgai, nestartuoja kaip reikėtų, Barsas vis dar nestartavęs. Ir teisėjai negali patraukti starto mašinos, tai nėra gerai, panašu, kad vis tik tai patraukiamas starto mašina. Kągi, mes grįžtame prie lyderių, kaip minėjau, Tros, Žamila Vy ir Korte Franka. Na, favoritai, Korte Franka, favoritė Žamila Vy, o Tros, buvo vertinamas prašiausiai. Tad laukiame, galbūt sužibėjo čia Tros. Galbūt parodys, ką gali ir ką moka. Kaip minėjau, neblogai, tikrai neblogai, jis anksčiau bėgdavo 1200 metrų, šį kartą galbūt pavyks tą neblogai paversti iš vis tobulai arba puikiai. Kol kas prieki Žamila Vy, Tros iš galo, Korte Franka kol kas paskutinė šioje trijulėje ir jie yra favoritai, tačiau dabar pagrindinė tiesioji, finišo tiesioji ir daug vietos galima bandys sportuoti, galbūt nelabai patogiai bėga šioje pozicijoje. Tros, kuris bėga tikrai klampiu taku ir jį lenkia Trosą. Trosą Žamila Vy, o Korte Franka finišuoja antra. Taip, Korte Franka antra. Dar kartą matome finišo. Matėme, kad nepavyko ir startuoti. Na čia ta galutinė lentelė kol kas negalime patvirtinti būtent paskutinių 2 pozicijų, nes jos kaip ir nėra dar patvirtintos. Šiemet vykusiuose lenktynėse ir kuo sėkmingesnis buvo žirgo pasirodymas šiemet lenktynėse, tuo žokėjus turi nešti didesnį svorį. Šiuo atveju Donatas Bartkus turėjo nešti bent 56 kg, o štai Korte Franka užėmusi antrą vietą, jo žokėja turėjo nešti bent 57 kg. Ir jeigu nebus apeliacijų, jeigu žokėjai atitiks reikiamus svorius, tada teisėjai patvirtins, kad Donatas Bartkus ir žirgas Žamila Vy yra pirmojo bėgimo nugalėtojai.